Iš tikrųjų, norėčiau pasididžiuoti savo žaidėjais, kurie net ir tada, kai atrodo nėra didelės motyvacijos turnyriniai lenteliai, bet supranta, kam jie atstovauja, už kokį klubą žaidžia ir sugeba nusiteikti visoms rungtynėms ir iškovoti gražią pergalę. Malonu irgi, kad atsivežėm ir 4 jaunus žaidėjus, 2 iš kurių pasirodė aikštėje, tai man atrodo, tai pirmas kartas Žalgirio naujoje istorijoje, kada 4 jauni žaidėjai patenka į tą 18-tuką komandos A lygoje, todėl visom prasmėm tikslas šiandien įvykdytas. Įrodėm, kad esam stipresni šiai dienai, kad esam čempionai. Manau, mūsų neslėgė jokia psichologinė įtampa. Atvažiavom žaisti futbolo, aišku, ir laimėti. O Sūduvai, manau, vis tiek reikėjo laimėti, norint užsitikrinti trečią vietą. Jiem nebuvo ką prarasti, jie pradėjo rungtynės labai agresyviai. Manau, už tai ir buvo nubausti, kad taip didelėm pajėgom ėjo į priekį. Visų pirma, mes patys norėjom žaisti ir būtent todėl manau, kad gavosi labai neblogos rungtynės, kurios turėjo patikti žiūrovam, gan atviros ir viena ir kita komanda turėjo savų momentų, savo atakų, buvo ir gražių momentų ir kaip tokiom rungtynėm, tai tikrai nebuvo labai daug broko, gan dinamiškos rungtynės ir kaip nekartą esu sakęs, Lietuvos A lygoje galima surasti tokių rungtynių, įsivaizduokit, jeigu šiandien būtų užpildytos pilnos tribūnos, būtų tikrai graži futbolo šventė. Aišku, svarbiausia laimėjom, bet pirmą kartą šiais metais įmušiau hat-triką. Apskritai, A lygoje pirmas mano hat-trikas. Labai džiaugiuosi ir smagu pabaigti taip čempionatą. Liko dar vienos varžybos, bet smagu jau galas.